tvarkos, ar mes jau galutinai įėjome į tą etapą istorijos. Suprantu, kad niekas negali pasakyti tiksliai, bet yra daug požymių, kurie byloja apie tam tikrą naują etapą, kuris atrodo mus nubloškia į senovės Graikijos laikus. Sureikšminkim liberalų sąjūdžio tinklalaidę, kurioje atskiriame faktus nuo politinio triukšmo. Pokalbiai su politikais ir savo reikalo žinovais. Aktualiai, racionaliai, liberaliai. Sveiki įsijungusieji tinklalaidę Sureikšminkim. Tai laida, kurioje liberalų politikai kalbina įdomius žmonės svarbiausiais Lietuvoje politiniais klausimais ir reikšmingiausiais klausimais visai valstybei, galima sakyti. Ir šį kartą su Viktorija Čmilyte-Nilsen, liberalų sąjūdžio lyderė, aš Marijus Gailius, pakalbinsime profesorių Tomą Janeliūną. Sveiki. Sveiki. Profesorius Tomas Janeliūnas yra vienas pagrindinių protų Lietuvoje, kuris nagrinėja Lietuvos geopolitikos, saugumo klausimus, užsienio politikos klausimus. Ir jūs pasikvietėme, norėdami giliau pažvelgti į dabar pagrindinę problemą pasaulyje ir pagrindinę antraščių problemą, bombardavimą ar ne Irane, kai kada amerikiečiai sako netyčia Irake iš seno papratimo ir suklysta. Bet pakalbėsime ne tik apie tai, kaip bombardavimas Irane atsirita pas mus aukštesnėmis dyzelino kainomis, ar ne, bet ir kaip tai rodo tam tikrą Lietuvos dilemą, kuri gali būti, sakykime, epochinė, jeigu taip ne per skambiai sakau. Tai irgi aptarsime, kaip Lietuvai tenka dabar rinktis ir teks rinktis ateityje. Bet ir kartu, tikiuosi, rasime laiko pasišnekėti apie kaip tik šią dieną, kai mes šnekame, trečiadienį. Seimas išleido 2 Seimo narius į Vengriją, į Budapeštą, dalyvauti Fidesz partijos rinkimų kampanijoje ir ką tai vėlgi reiškia užsienio politikos požiūriu. Gal tarsite žodį. Ir žiūrėkite, profesorių, paviršutiniškai tariant, ar ne, šią trečią savaitę vyksta karas Irane ir ko išmokė amerikiečius, kaip patys amerikiečiai juokauja, tai tarti Hormūzo vietovardį, mūsų išmokė aritmetikos, kai pamatėme, kad per vieną savaitę dyzelinas gali pabrangti beveik 40 centų, bet taip rimtai tariant, vis tiek niekas nieko nesupranta, nes retorika kitą kartą kasdieną keičiasi. Kokia jūsų būtų pagrindinės tezės, kodėl Amerikai to reikia ir kas iš to pasaulio bei Lietuvai? Šiandien, kai tik perskaičiau vieną antraštę, mano galva visai tiksli, kuris skelbia, kad visi žino, ką daro amerikiečiai Irane, įskyrus patį Trumpą. Ir tai iš tikrųjų šiek tiek ironiškai, bet iliustruoja tą strateginį nepasitikėjimą amerikiečių ilgalaikių strateginių planavimų. Tai yra, kad Trumpas žino ir turi kažkokią aiškų strateginį tikslą kariaudamas su Iranu. Ir visi bando nuspėti, bando paaiškinti pagal savo supratimą, kokia strategija šiuo metu klostosi šitame kare, kur amerikiečiai eina, ko jie nori, kuo tai gali baigtis ir kada gali tas karas baigtis. Bet kiekviena ta interpretacija iš tikrųjų yra žiūrėjimas iš savo interesų pusės ir bandymas savo tą strateginį vertinimą perkelti ant amerikiečių pečių. Bet iš tikrųjų matyti didžioji bėda yra tame, kad nuo pat Trumpo antrosios kadencijos pradžios labai smarkiai skiriasi tie praktiniai veiksmai, kuriuos mes matome ir kurie yra inicijuojami tikrai ganėtinai staigiai, kartais galbūt karštligiškai, nuo mums įprastų strategiškai įvertinamų veiksmų, kuriuos buvome įpratę matyti iš amerikiečių pusės. Kitaip tariant, tas strateginis lygmuo, kuris buvo tikrai gana gilus JAV tradicijoje, jis yra dabar labai atitrūkęs nuo politinių sprendimų priėmėjų. Tai, ką priima politikai, Trumpas asmeniškai ir artimiausia jo komanda, yra neparemta strateginė analizė, neparemta strateginiais vertinimais ir tomis rekomendacijomis, kurios turėtų ateiti iš žmonių vertinančių pasiekmes. Todėl atitinkamai mes, net jeigu galime įsivaizduoti, kad suprantame, kad galime pasiūlyti savo kažkokį strateginį vertinimą, kas čia dabar bus, tai absoliučiai nebūtinai reiškia, kad Trumpas tikrai turi tokį strateginį vertinimą. Ir mes negalime jo primesti jam. Aš dabar laikausi tokios nuostatos, kad viskas vyksta ypatingai
trumpo laikotarpio planavimu, netgi ne mėnesių, ne savaičių, bet dienų. Ir Trumpas reaguoja iš tikrųjų į situaciją reaktyviai. Tai būtent tai, ką mato šiandien arba vakar, tai lemia, ką jis sugalvos šiandien arba rytoj. Politinis postmodernizmas, turbūt Viktorija tai nėra netikėta, kaip iš principo išmanančiai strategijos principą, ar ne? Na, čia ta tradicinė strategija tikrai nueina į antrą planą, kaip mes puikiai matome ir suprantame. Bet ką norėjau paklausti, visgi dar sekant tuo Trumpo ir amerikietiškos politikos takeliu. Sakytum, kad tam tikro tipo politikai, jie galbūt nesilaiko tokios ilgalaikės strategijos, bet jie reaguoja į tai, ko iš jų tikisi ir kas patinka jų rinkėjams ar jų palaikytojams. Štai Irano atveju, karo artimuosiuose rytuose atveju, gali susidaryti įspūdis, man susidaro įspūdis, kad prezidentas Trumpas labai nuvilė ir savo palaikytojus. Tai kamgi tas karas Irane patinka, kam jis tinka, nes atrodo silpnina palaikymą Amerikoje, erzina sąjungininkus artimuosiuose rytuose, labai šalta distancija tokia sulaukia Europoje ir sudėtingas labai dilemas europiečiams kelia. Patinka Putinui be jokios abejonės, nes naftos kainos kyla. Tai be Putino, kuris yra, ar sąmoningai šito laimėtojas, ar taip netyčia gavosi ir vėl. Tai kodėlgi šito reikia prezidentui Trump? Kaip jūs tai paaiškinate savo? Aš manau, kad čia yra du svarbus elementai. Pirmas, aišku, yra išorės impulsas iš Izraelio. Absoliučiai nebejoju, kad pernai metais, kada vyko tų branduolinių objektų bombardavimas, būtent Izraelio vyriausybė Netanyahui kalbėjo Trumpą imti šito. Ir lygiai panašiai šiemet tas postūmis iš Izraelio buvo turbūt vienas iš lemiančių veiksnių, kuris irgi prisidėjo prie to, kad tas sprendimas buvo priimtas. Antras elementas yra paties Trumpo narciziškumas. Ir įsivaizdavimas, kad jis gali labai greitai per 3 dienas užbaigti bet kurį karą, kurį jam palankiom sąlygom pradėti. Operacija Venezueloje sustiprino tokį pasitikėjimą, kad karinėmis priemonėmis galima pasiekti labai greitai tuos tikslus, kuriuos sugalvoja. Jo. Ir bėda ta, kad jiem niekas nepaaiškino, jog Venezuela nėra Iranas, absoliučiai skirtingi režimai, absoliučiai skirtinga tiek karinė, tiek politinė, tiek ekonominė situacija. Ir aš manau, kad kariškiai turėjo labai aiškius argumentus, kaip karinė prasme tas konfliktas galėtų vykti, bet jie negali pasakyti, kokie politiniai tikslai turėtų būti. Nes mes matėme, kad pradžioje tarsi pradinis tikslas buvo priversti Iraną priimti sąlygas dėl branduolinės programos galutinio visiško sustabdymo. Ir tada, kai nepavyko dėrybos, arba bent jau, sakykim, tos dėrybos vyko ne taip sklandžiai, kaip įsivaizdavo, kariniai smūgiai turėjo tarsi parodyti, kad amerikiečiai gali naudoti ir grubią jėgą tam, kad sunaikintų galutinai branduolinę programą. Bet staiga iš tos pakankamai aiškios, sakykime, ribotos karinės operacijos, tai išsiplėtė į režimo sunaikinimą ir galutinė kapituliacija jau visos šalies, viso režimo. Kas yra absoliučiai kitoks tikslas, negu kariškiai galbūt galėjo įsivaizduoti pradinėmis operacijos dienomis. Tai šitie keli scenarijai ir blaškymasis tarp jų iš tikrųjų rodo, kad Trumpas keičia netgi savo turbūt viduje sugalvotus tikslus, pradedant nuo to, jog jis tikėjosi, kad per 3 ar kelias dienas privers Irano režimą kapituliuoti. Tas nesigavo, tada jis pradeda ieškoti kito pateisinimo, kodėl reikia išplėsti šitą karinį veiksmą. Atsiranda nauja grėsmė dėl ekonominių
pasiekmių ir naftos kainų, jis tada pradeda ieškoti naujo pateisinimo, kodėl reikia toliau tęsti karą ir kaip reikia užtikrinti Hormūzo sąsiaurio saugumą. Ir tie tikslai vienas ant kito pradeda lipdytis, augti ir galiausiai mes turime tokią labai keistą konstrukciją, kuri neturi labai aiškaus pamato, neturi strateginio tikslo, bet lipdomi atskiri blokai, kurie atsiranda tada, kai situacija keičiasi. Ir tai yra pagrindinė bėda apskritai jau net ne Trumpo kadencijoje, bet jeigu žiūrėtume šiek tiek į ilgesnį laikotarpį, kaip tik tai buvo problema kariaujant amerikiečiams Irake ir kariaujant Afganistane. Kada pradžioje tikslai buvo vieni ir einant tolyn, tie tikslai plėtėsi, tapo vis mažiau aiškus. Kariškiai be abejo suteikdavo vis naujus kažkokius argumentus, kad reikia vieno ar kito, bet politikai neturėjo labai aiškaus įstikinimo, ką jie darys. Bet aš dar dėl politikų noriu paklausti jūsų, žvelgiant į ilgesnę perspektyvą, netgi ne karą Irake, o pirmąjį karą Irake, politinės retorikos ir netgi moralės suvokimo, jeigu galima taip pasakyti, pasikeitimai, mano galva labai drastiški. Mes Lietuvoje esame pripratę, ir ne tik Lietuvoje, bet mūsų regione, ypatingai žvelgti į Jungtinės Amerikos valstijas kaip, beacon of hope and freedom, ar ne, kad tai yra visgi moralinis autoritetas, kaip jau bevadinsi, pasaulio policininkas, skaudžiai baudžia blogus, už gėrį, už demokratiją, už žmogaus teisės. Suprantu, kad ta vertybinė linija dabar be jokios abejonės slopsta, bet visgi. Neseniai turėjau progos pažiūrėti spaudos konferenciją, kuri vadinasi berods visų briefingų motina, taip vadina. Ja, tai 90-ųjų pradžioje kariškis išeina ir papasakoja apie karinės operacijos Jungtinių Amerikos valstijų detalės. Ir jis labai pagarbiai, labai kantriai, labai ilgai, detaliai pasakoja apie tai, kas vyksta, atsakinėja žurnalistų klausimus. Dabargi tai, kas vyksta būtent ta vertybinė prasme, yra, iš esmės visiškai kitaip. Nes karo sekretorius kalba apie tai, kad mes juos spardome ir taip ir turi būti. Suprantame, kad kalbame apie blogus žmones, ar ne? Bet visgi tas toks mėgavimasis savo gale, kurią gali naudoti taip, kaip nori, aš bombarduosiu, nes tai yra smagu. Ten, tarkim, vaikų mokyklos bombardavimas nebėra kažkokia tai moralinė problema ir netgi savų karių žūtis tampa visiškai antraeilė arba trečiaeilė naujiena, kurios net nebūtina ar galima apie ją užsiminti gerokai vėliau. Tai va, gal jūs galit, suprantu, kad tai nėra tiek geopolitika, kiek apskritai politikos pasikeitimas, bet jis yra svarbus, nes jis turi atgarsius ir turi konkretų efektą ir visai politikai, ir tarptautiniai sistemai, ir santykiams tarp valstybių. Taip, iš tikrųjų, čia labai teisingai pastebėjot, šitas pokytis, vertybinis, moralinis pokytis, galios sureikšminimas ir visų kitų dalykų nustumimas į antrą planą yra dalis magos Trumpo rėmėjų tos ideologinės minties dalis. Ir ten ta maskulistinė energija, galia, ji labai yra vertinama. Trumpas nuolat tą vertina. Heksetas, karo sekretorius, nuolat tą pabrėžia. Jam nereikia kažkokių gilių minčių išdėstyti, jam užtenka padaryti 20 atsispaudimų atvažiavus ten į kažkurio šalies ambasadą. Ta maskulistinė energija, tokia primityvi, grubi energija, ji iš tikrųjų yra labai vertinama magos stovykloje ir Trumpo visa aplinka neslėpia šito. Ir tai persiduoda iš tikrųjų jau užsienio politikai, kada ta grubi karinė jėga yra esmė pabrėžianti amerikiečių dominavimą
Trumpas nuolat tą sako, mes turim pačius geriausius ginklus, mes galim nušluoti bet ką, mes iš jėgos pozicijų išspręsim šitą problemą. Ir tai iš tikrųjų skiriasi nuo daugelio kitų buvusių Amerikos prezidentų tradicijų. Jie turėjo tą balansą tarp jėgos ir tokios aiškios, išmintingos diplomatijos taikymo. Netgi Džordžas W. Bushas, kuris irgi kažkiek turėjo tokio grubaus primityvizmo, jis tikrai įsiklausydavo į savo diplomatų argumentus, kada reikia dėrėtis ir vardan ko reikia tą daryti. Trumpui diplomatija yra nebereikalinga faktiškai. Nei džentelmeniškumas. Aš paklausiau, negražu lyginti, bet palyginkime. Kas dar sakė, kad baigsiu karą per 3 dienas? Kas dar sakė, kad tai ne karas, o karinė operacija? Ne, tai tiesiog veiksmai, ar ne kariniai, bet iš principo jėgos tas kultas, aš nebūtina atsakyti šitą pastebėjimą, nes jis kitą kartą gali būti nekorektiškas, kad mes amerikiečius lyginam su Kremliaus režimu. Bet kodėl Trumpui Iranas yra didesnė grėsmė už Kremlių, už Rusiją? Galima prisiminti ir iš tikrųjų paties Trumpo vertinimus, kaip jis vertino karą tarp Rusijos ir Ukrainos. Jo vertinimai buvo tokie, kad mažesnė, silpnesnė pusė ukrainiečiai turėjo pasiduoti. Prasme, jis faktiškai tiesiogiai kaltino Zelenskį, kad jis įsitraukė į karą ir dabar mes turim tokią mėsmalę tenai. Ir jam reikia spręsti šitą. Tai jo pasisakymai, kad tas, kuris yra galingesnis, karinė prasme, turi tarsi iškart teisę imtis šitos jėgos ir primesti savo galią kitam, tai iš tikrųjų paaiškina, kodėl jis vertina Putiną labiau negu Zelenskį. Jam Putinas yra tas lyderis ir vyras, kuris turi galią. Tai, kad jam nepasisekė, tai čia jau, sakykime, jau kita problemos dalis, jis ten galbūt galėtų pasišaipyti iš Putino, kodėl jis turėdamas tą galią neprivertė ukrainiečių pasiduoti, bet jam viskas yra labai primityviai paprasta. Jeigu tu galingesnis esi, tu pasiimi tai, ką nori. Ir todėl aš manau, kad jis niekada nebus ukrainiečių pusėje nuoširdžiai, nes tai yra silpnoji pusė. Silpnųjų jis negina. Jis yra galingųjų pusė, nes jis yra tas galingasis, kuris primės savo valią kitiems. Ir atitinkamai iš Irano pusės kylantis pasipriešinimas jam kelia taip pat didžiulį nepasitenkinimą, kaip jie drįsta priešintis. Aš esu tas galingasis, kuris turi primesti valią. Ir va šita, jam turbūt paradoksali dabar pasiekmė, kad visgi silpnesni irgi gali priešintis, galbūt asimetrinėmis priemonėmis, galbūt ekonominėmis priemonėmis ir panašiai, sukelia labai daug keistų dalykų šitame kare. Pavyzdžiui, vienas iš keisčiausių dalykų, kaip yra atskiriami kariniai ir ekonominiai arba sankcijų veiksmai. Iš vienos pusės amerikiečiai bombarduoja ir žudo Irano vadus. Iš kitos pusės suteikia faktiškai tiems patiems vadams galimybę prekiauti naftą. Rusų nafta, kuri buvo sankcionuota, ir to paties Irano nafta. Tai yra viena ranka tu žudai jos, kita ranka tu suteiki jiems leidimą faktiškai gauti žymiai daugiau pajamų tam karui finansuoti. Ir va šita situacija man kelia tokį didžiulį nesupratimą, kaip taip galima. Nekrofilinė geopolitika tokia. Bet aš dar grįšiu prie to galios argumento. Tai nieko naujo čia nėra, čia yra atėniečiai prieš meliečius, ar ne, prieš kiek 2,5 tūkstančio metų. Ir, ar tai reiškia, kad civilizacija buvo tik pudra, kuri šiek tiek pagražino mūsų veidus, bet iš esmės viskas liko. Ar jūs laikytumėtės nuomonės, kad tai, kas vyksta dabar, yra išskirtinumas ir yra dar vilties grįžti prie tokios labiau būtent labiau civilizuotos, labiau žmogaus gyvybei, teisėms ir tarptautiniai teisiai pagarbios ir draugiškos tvarkos, ar
mes jau galutinai įėjome į tą etapą istorijos. Suprantu, kad niekas negali pasakyti tiksliai, bet yra daug požymių, kurie byloja apie tam tikrą naują etapą, kuris atrodo mus nubloškia į senovės Graikijos laikus. Galime ir konstatuoti šitą epizodį, mes jau gyvename naujoje epochoje, nepražiūrėkime jos starto, ar ne, ar galima atsukti iki džentelmeniškumo tokią paradigmą. Jo, labai gilus iš tikrųjų klausimas, aš neturiu atsakymo, ar tai jau yra mūsų tos buvusios humanistinės civilizacijos eros pabaiga, bet mane stebina iš tikrųjų, kaip lengvai atsitraukėme ir kaip mažai yra gynėjų tos tarptautinės teisės ar tų silpnųjų gynėjų ir kaip lengvai tiems galingiesiams galima nustumti tarptautinę teisę į šoną, visiškai ją sutrypti, kaip galima lengvai reikšti savo pretenzijas į tai, kas tau nepriklauso. Grenlandija, tarkim, ne, iš mažosios Danijos paimkime. Ir kaip yra mažai gynėjų visgi va šitoj situacijoje, net ir ta pati Europa taip išreiškia solidarumą su Danija, bet išreiškia labai švelniai. Žodžiais ir sakykime, tokiais mandagiais. Netyčia niekas neišgirs. Jo, tokiais mandagiais. Vokiečiai nusintė 14 karių ir grąžino. Bet aš bijau, kad šita tendencija, jog ginančių tarptautinę teisę ir tą civilizuotą požiūrį į tai, kaip reikia saugoti žmonių gyvybės, rodo, kad iš tikrųjų mes turėjome tokį fasadą, kuris uždengia tą mūsų brutalumą, uždengia kažkokia plastiko plėvelė, gražiai tą fasadą spalvotai nudažėm, galbūt vaivorykštės spalvom, ar ne, gražu, bet nepakeitėm iš tikrųjų turinio tai, kas už to fasado yra ir tie pagrindai, tos senos sienos yra visgi paremtos tokiais gana primityviais, brutaliais instinktais, kurie prasiveržia, pasirodo labai greitai. Užtenka vos kelių lyderių pasaulyje, kurie mano, kad jie gali tą daryti. Turime Rusiją, turime JAV, turime Izraelį, kuris sprendžia klausimus visiškai grubiais būdais. Ir tai rodo, kad susigrąžinti tarptautinės teisės viršenybę bus labai sunku. Arba tai gali būti irgi kažkoks, galbūt optimistiniu atveju, atoveiksmis, kada mes patirsime tą brutalumą ir žiaurumą maksimaliai. Iš tikrųjų, galbūt patirsime netgi čia, Europoje. Ir tada, panašiai kaip po pirmojo pasaulinio karo, po antrojo pasaulinio karo, susivoksime ir bandysime naują kurti tvarką su, vėlgi, tomis taisyklėmis, tikėdamiesi, kad tai nepasikartos. Bet čia tikriausiai svarbu pasakyti, kad Irano režimas buvo ypatingai brutalus ir vis dar išlieka brutalus, žiaurus. Ir kas man labai svarbu atrodo pažymėti, kad Jungtinių Amerikos valstijų ši karinė operacija, tikrai neatrodo, kad Irano žmonių išlaisvinimas yra jos pagrindinis ar antras ar trečias prioritetas. Ir vienas iš tokių labai charakteringų momentų buvo, kuomet metų pradžioje kilo didžiulės demonstracijos ir tikrai, toks žmogiškai labai tikėjasi, kad jiem pavyks tie 10 000 jaunų žmonių brutaliai žudyti. Tuo metu iš Amerikos, iš prezidento Trumpo, iš jo artimų senatorių buvo tas kvietimas nesustoti žmonėms, nes pagalba jau pakeliui ir tai irgi pavyzdys, kad nebuvo ji pakeliui dar tada. Tai atrodo, kad tas tautos žiedas, galbūt idealistiškiausias, jis išnaikintas, išskerstas, iš esmės išžudytas, bet ne dėl jo čia viskas. Absoliučiai taip. Tikrai nereikia turėti iliuzijų, kad Trumpo administracijai rūpi naujas, geresnis Iranas visuomenės prasme, kad ten visuomenė galėtų paimti į savo rankas galimybę atkurti šalį.
Lygiai taip pat ir Izraeliui tai nerūpi. Aš manau, Netanyahu vyriausybė yra labai aiškiai nuostata tiesiog naikinti viską, ką galima, nes jie nepasitikė, netikė, kad Irane gali būti kažkoks kitoks režimas, kuris kels mažesnę grėsmę Izraeliui, todėl viskas ten yra paprasta ir primityvu. Viską šluojam, ką galim. Ir paskui jau žiūrėsim, kas iš tų griuvėsių liks. Tai panašiai dabar turbūt galvoja ir Trump administracija. Ir aš manau, kad va čia ir yra skirtumas netgi, tarkim, lyginant su George Bushu. Visgi ten tas demokratijos arba artimų ir vidurio rytų demokratizavimo akcentas buvo labai ryškus. Galiausiai buvo, irgi arabų pavasario rėmimas, kai amerikiečiai tikėjo, kad galima tuos autoritarinius režimus pakeisti. Ir buvo nuoširdus, iš tikrųjų, bandymas paremti tuos protestuojančius. Bet šį kartą nėra net apsimestinio tokio bandymo prisidengti tokiu pretekstu, kad mes čia vardan Irano žmonių kažką darome. Ir tie keli tokie iš tikrųjų labai jau hipokritiški raginimai Irano žmonėms sukilti ir nuversti savo valdžią. Jie, manau, sukėlė turbūt, aš nežinau, kaip reaguoja patys iraniečiai, bet aš įsivaizduoju, kad nemažai daliai tai sukėlė tik tai dar didesnį tokį antiamerikietišką sentimentą, kad vietoj pagalbos ateina priešingai, didesnis smurtas iš pačių Irano valdančiųjų ir atitinkami amerikiečiai irgi nesirūpina tais, kurie yra labiausiai prispausti tam. Tai va čia matyt irgi primena mums tai, kad greito režimo pakeitimo negali būti, nes nėra jokios alternatyvos, net iš išorės nėra noro tą alternatyvą sukurti. Todėl ten negali būti greito sprendimo. Ir aišku, gali būti naikinami elito atstovai ir kiekvieną dieną mes galime girdėti vis kažkokius tai pranešimus apie naujus nužudimus, bet sistema greičiausiai supras, kaip jį reikia keistis. Vienus vadovus pakeis kiti, galbūt bus šešėlinės struktūros, kurios vadovaus net nepaskelbiant apie jų nominalias pozicijas. Ir Irano režimas iš tikrųjų iš visų likučių bandys išlaikyti toliau. Profesoriau Tomai, o ką tuomet tokiam grobuoniškam pasaulyje daryti Lietuvai? Kaip neįpulti, neįsivelti tokią šizoidišką situaciją? Jūs paminėjote Grenlandiją Donaldo Trumpo kadencijos pradžioje ir mūsų užsienio reikalų ministras buvo truputėlį sutrikęs trumpam laikui. Kurią pusę palaikyti? Ar tarptautinės tvarkos, ar artimiausios sąjungininkų? Dilema yra mūsų labai svarbi, iš tikrųjų, ir aš kol kas nematau mūsų politikos lyderių kalbose tokio aiškaus pasirinkimo. Ir aš suprantu, kodėl, nes čia nėra to pasirinkimo arba mes pilnai remiame Trumpą ir stengiamės maksimaliai išlaikyti amerikiečių dėmesį mums, arba mes einame, sakykime, į tą visiškai proeuropietišką pusę ir sakome, kad mums reikia kuo greičiau susikurti autonomiją nuo amerikiečių, nes autonomiją susikurti greitai nepavyks ir natūralu, kad mūsų saugumo interesai reikalauja viena vertus išlaikyti amerikiečius kiek įmanoma ilgiau. Antra vertus, tą laikotarpį išnaudoti iš tikrųjų stiprinant savo autonomišką galimybę gintis ir turėti saugumą ne tik su amerikiečiais arba tuo atveju, jeigu amerikiečiai keičia savo pozicijas ir atitinkamai ruoštis tam laikotarpiui, kai vis daugiau ir daugiau Europos sąjungininkai lems, kiek mes esame saugus. Tai šitas pereinamas laikotarpis yra ganėtinai sudėtingas. Mes turime iš tikrųjų trumpuoju laikotarpiu būti tie, kurie pačius amerikiečius įtikinės likti Europoje kiek įmanoma ilgiau tam, kad turėtume ilgesnį laikotarpį įtikinti europiečius prisimti didesnę atsakomybę už savo saugumą. Aš nebijoju, kad ta atsakomybė europiečiams yra neišvengiama. Klausimas yra dėl tempo, klausimas yra dėl išlaidų, kiek europiečiai skirs. Klausimas yra dėl konkrečių priemonių, kaip greitai europiečiai galės užkišti tas kelias, kurias JAV jau dabar labai primygtinai rodo, kad reikės gintis patiems konvencinėmis priemonėmis, patiems užsitikrinti savo
konvencinę gynybą ir JAV geriausiu atveju paliks tą branduolinį skėtį ir kažkokius papildomus įgalintojus, kurie sustiprintų Europos bendrą saugumą. Tai šita situacija darosi labai aiškiai. Bet atsakomybė yra neišvengiama. Ir Lietuvos atsakomybė yra neišvengiama. Ji yra neišvengiama, bet kuomet aš galvoju apie Europos neišvengiamą atsakomybę ir būtinybę imtis daugiau veiksmų greičiau, daugiau, geriau, efektyviau daryti dėl savo saugumo. Taip pat kyla toks labai nepatogus klausimas. Lietuvoje mes darome, geriau, blogiau, bet stengiamės tikrai. Taip pat yra ir mūsų regiono šalis, šiaurės šalis yra geras pavyzdys, bendradarbiavimas su Ukraina yra geras pavyzdys. Lenkija yra, iš esmės, stiprus pavyzdys taip pat. Bet Europoje natūralu, kad vyksta rinkimai. Ir tos šalis, kuriomis mes labiausiai pasikliauname, ir visų pirma, aišku, aš galvoju apie Vokietiją, jos ir čia jau persidengia užsienio politika su vidaus politika pačiu skaudžiausiu būdu, nes gali, ir mes tikrai negalim atmesti tokių scenarijų, kad gali ateiti valdžia tie, kurie mato visiškai kitaip, kurie mato Putiną kaip iš esmės partnerį, mažų mažiausiai verslo partnerį, ar ne, kurie stiprins, tarkime, ir turės palaikymą iš dalies jaunų žmonių, kurie laikosi nuomonės, jog geriau paklusti kažkokiam tai išorės agresoriui, negu eiti kovoti ir rizikuoti būti sunaikintais. Tai tos nuotaikos jos taip pat yra. Ir čia nesinori labai užtamsinti, bet mes turim būti vėlgi, mes turime matyti pasaulį ir Europą tokią, kokia ji yra, o ne tokią, kokią norėtume matyti. Bent jau čia tikrai turim būti savo sąžiningi, tada galbūt lengviau yra ir Lietuvoje su tais iššūkiais, su kuriais susidurime tvarkytis, nes suprantame, kokiegi procesai vyksta aplink mus. Taip, tai Prancūzijos ypatingai būsimi prezidento rinkimai daug kaliams Vokietijoje taip pat. Ir matyt, reikia turėti taip pat galvoje, kad gali pasisukti reikalai nebūtinai mums palankia linkme. Dėl to vėlgi tas europiečių blaškymasis dėl strateginės autonomijos, jis yra visą laiką su tokia mintimi, kad mes tarsi norime, bet nesame tikri, ar mums pavyks. Ir manau, kad Lietuvos pozicija turėtų būti labai užtikrinta. Mums turi pavykti, mums privalo pavykti, nes mes neturime jokios kitos išeities. Ir įsivaizduoti, kad taip, mes negalime turėti poveikio rinkimų rezultatams Prancūzijoje ar Vokietijoje, bet mes galime dėti maksimalias pastangas, kad tuos partnerius, su kuriais kalbame, įtikintume eiti kiek įmanoma greičiau. Negalvoti apie tos vidinius rinkimus tiek smarkiai, kad jie stabdytų, pavyzdžiui, investicijas į gynybos pramonę. Galiausiai rūpintis vėlgi dezinformacijos sklaida, kas labai jau tiesiogiai susijęs su rinkimų rezultatais. Skirti tam pakankamą dėmesį. Neignoruoti tų dalykų, kad Rusija kišosi į rinkimus. Maksimaliai stabdyti juos ten. Mes čia turime patirties, mes turime iš tikrųjų nemažai jau barjerų patys savo politikoje sustatę. Ta patirtį irgi, manau, galim perduoti su labai aiškiu tokiu įpareigojimu, kad tuo rūpintis reikia. Bet ir darom, profesoriau Tomai, papildysiu Viktorijos klausimą. Turi būti proaktyvus Lietuvos veikimas. Ta prasme, šiuo metu, kai politiniai lyderiai techniškai turėtų spręsti galvosūkį apie šitą epochinę dilemą, Amerika ar mes autonomija, ar ne, ir tarptautinis standartas, tarptautinė tvarka, tuo metu, ką daro valdantieji, ar ne, gal su Baltarusija labiau draugaukim, du vaikinai, šiuo metu, kai mes čia kalbam, išleidžiami yra pasveikinti Fidesz partijos ar ne artėjančiuose rinkimuose Vengrijoje. Tai, kai taip, sakykime, blaškomės tarp tokių tarsi bandydami tą geopolitinę mūsų, sakykime, kryptį dar labiau patampyti, kada liks laiko galvoti apie šitą strateginę autonomiją ir tuos pamatinius, atraminius klausimus. Mūsų dabar politinė bėda, iš tikrųjų labai atvirai sakau, ką veikia prezidentas? Kad mes turime labai daug energijos iššvaistę Žemaitaičio problemą.
Žemaitaitis kaip politinės sistemos problema, griaunanti jėga, jis išeikvoja labai daug valdančiosios koalicijos energijos ir netgi opozicijos, ir jūsų taip pat. Jūs apie tai irgi nuolat kalbat, stabdot, kažką bandot aiškinti, kodėl tai yra blogai. Ir neslėpkime, apsilankų užsienio reikalų ministras turi paaiškinti, ką reikia jo koalicijos partneriams. Vėlgi, Tarptautinė erdvė. prezidentas savotiškai jau sudegino savo reitingus dėl Žemaitaičio, jis prarado savo autoritetą, jis nebeturi to politinio svorio, kurį turėjo kadencijos pradžioje. Lygiai taip pat ir tie žmonės, kurie turėtų užsiimti tiesioginėmis funkcijomis, aš manau, ir užsienio reikalų ministras, ir krašto apsaugos ministras, tikrai nemažai energijos skiria tam, kad kažkaip neutralizuoti tą Žemaitaičio problemą. Tai aš tą ir socdemų atstovams vis periodiškai primenu, kad jiems reikia kuo greičiau tą Žemaitaičio problemą išspręsti, nes kitaip jie nebeturės energijos niekam, įskaitant ir savo pačių netgi savotišką politinę ateitį kitose rinkimuose ar visą kitą. Tai čia yra toks, vėžys, kuris griaužia iš vidaus, naikina gyvybinę energiją faktiškai visai politiniai sistemai. Jį reikia išpjauti. Taip, ir opozicija energija senka. Kiek mes 2023 jį paskelbėm persona non grata moralinio, ar ne? Jis dar praėjusią kadenciją. Bet jūs paminėjote, užsienio politiką vykdo, ar ne, užsako Lietuvos prezidentas ir mes prarandame strateginį asetą, Lietuvos valstybę. Ne tik prezidentas, be abejo, jis tą daro kartu su vyriausybė, šiuo atveju netgi turi labai aišku savo vyriausybėje užsienio reikalų ministerijoje. Tai yra labai komfortiška šiaip jau situacija. Tai turėtų suteikti puikią progą mums turėti vieningą užsienio politiką, visiškai suderintą, aiškiai artikuliuotą ir panašiai. Bet, koalicija ir socialdemokratai turi tą Žemaitaičio problemą ir aš manau, aišku, ir savo pusėje dalį žmonių, kurie truputėlį kitaip žiūri ir į santykius su Kinija, ir į santykius su Baltarusija, ir leidžia Žemaitaičio žmonėms flirtuoti su Orbano partija. Tai vėlgi, dar vienas paaiškinimas, kodėl socialdemokratai grimsta į dugną, neleisdami šitam Žemaitaičio svoriui atitrūkti. Ir tai yra problema, be abejo, tai yra problema. Ir užsienio politikoje irgi yra problema. Tai kur tos tikrosios vertybės, perfrazuojant premjerę, ar ne? Bet apie vertybės kalbant, aš įsiterpsiu, man pastaruoju metu formuojasi tokia mintis, kad Lietuvos atveju pas mus nėra skirtumo tarp vertybinės pozicijos ir pragmatiškos pozicijos. Mažai šaliai, kuri yra priklausoma nuo sąjungininkų didelė dalimi, nuo demokratinių sąjungininkų, vertybinė pozicija yra geriausias šansas, nes tai yra ir pragmatiškiausia pozicija. Jeigu žinos, kad mumis galima pasikliauti, jeigu bus aišku, kad Lietuvos pozicija yra ir toliau išlieka, kaip ir dešimtmečius, galima sakyti, iki to nuosekli užsienio politikos plotmėje, gynyboje, saugume. Jeigu tą mes ir toliau aiškiai sakysime ir rodysime darbais, ar nėra tai mūsų geriausias šansas ir būti saugiems ir sulaukti sąjungininkų pagalbos, jeigu tokios reikės kažkokios krizės atveju arba tiesiog kasdienybėje stiprinant savo pajėgumus. Iš esmės taip, mes privalome turėti labai aišku tą vertybinį pagrindą, kuris ir suteikia mums galimybę būti saugiems. Visų pirma, tai yra tarptautinės teisės pagrindas, tai yra tarptautinių organizacijų, tai yra aljansų palaikymo pagrindas ir demokratija. Mes neturime kitų galimybių išlikti, nes jeigu tuo primityviu pragmatizmu vadovausimės, kad čia mes galime kažkaip suprekiauti su kažkuo. Su kuo mes suprekiausime? Mes esame tokie maži prekybininkai, kad mūsų nerūpės, mūsų tie pasiūlymai nerūpės nei amerikiečiams, nei rusams, nei baltarusiams, nes iš tikrųjų tai mes niekada nebūsime lygiaverčiai kažkokie tai pragmatinių interesų dileriai. Mes būsime objektai tose pragmatinių dėrybų ar pragmatinių kažkokių tai susitarimų objektas ir
ta mainoma korta ar mainoma moneta. Todėl tikrai mūsų gerovė yra pastatyta, visos Lietuvos kelių dešimtmečių dabar gerovė yra pastatyta ant tų pačių vertybinių principų. Demokratija, alijansai, tarptautinė teisė ir tarptautinės organizacijos. Ir iš tikrųjų tos vertybės turėtų būti labai aiškiai deklaruojamas nuolat. Pasipriešinimas autoritarizmui, pasipriešinimas tam, kad būtų naikinama tarptautinė teisė. Tai yra vienintelis šansas nuo tos valstybėms išvykti. Ir eis koalicijos partneris vėl į laidas sakys ir socialdemokratų garbės pirmininkas, bet tai baltarusiškų trąšų tranzitas, Rusija, žodžiu, nebesigilinkime. Ir tranzitas iš tikrųjų mums nieko gero neduos. Tai prasme, tie pinigai tikrai nėra verti to, kad mes aukotume savo gerovę. Būtent. Paskutinis klausimas. Labai nedėkingas. Apie galimą, šiek tiek numanoma recesija, priklausomai aišku nuo amerikiečių veiksmų, yra netrukmės. Aš jau neklausiu, bet jūsų paklausiu kaip išvalgaus ar ne saugumo analitiko. Per recesiją irgi visų klausimas būtų. Čia boots on the ground, kerzai amerikiečių ir na žemėje, kiek tikėtina? Jo, va čia yra turbūt esminis klausimas, nuo kurio priklausys, kaip pasikeis, iš tikrųjų realiai pasikeis NATO aljanso visa esmė, ar tai netaps pretekstu amerikiečiams žymiai greičiau, radikaliau tą aljansą sudirginti ir galbūt netgi išblaškyti. Mane tikrai gąsdina tos frazės sklindančios iš Trumpo, kuris sako, kaip jis yra nusivylęs NATO ir Europos sąjungininkais, kad jie nesiunčia pagalbos. Ir aš matau, kad tai gali būti pretekstu į tokį radikalesnį postumį. Jeigu amerikiečiai nuspręs, kad jiems reikia bent kažkokios sausumos operacijos Hormūzo sąsiaurio pakrantėje įtvirtinti savo jau sausumos dominavimą, kad jie negalėtų atakuoti tanklaivių sąsiauryje, tai labai tikėtina, kad tokią sausumos operaciją rems savo pajėgomis dabar dislokuojamomis Europoje. Tai gali būti kariai iš Italijos, gali būti iš kažkokių kitų Europos šalių ir tai sukels europiečiams didžiulį šoką. Štai va šitoks posūkis gali būti labai radikalus, kada jau ne tik žodžiais, bet ir labai konkrečiais veiksmais tas atotrukis tarp JAV įsipareigojimų Europoje ir NATO gali įvykti faktiškai per kelių mėnesių trukmę. Net nebe apie tokį laikotarpį kalbėtume, kada mes šiandien įsivaizduojame iki 2030-ųjų, ar ten jau tokios užuominos iki 27 metų pabaigos kažkas galėtų čia keistis. Tai gali įvykti savaičių, mėnesių bėgy. Ir tam tikrai Europa nėra pasiruošusi. Mano galva ir šiek tiek galbūt yra arogantiška iš europiečių pusės sakyti, kad tai ne mūsų karas. Aš suprantu, ką jie sako. Taip, tai ne europiečių karas. Ne europiečiai jį sugalvojo, ne europiečiai jo norėjo. Priminimas į amerikiečių kalbėjimus, kad Ukraina yra ne mūsų karas. Ukrainos karas ne mūsų. Bet kartu tai yra irgi, man regis šiokios tokios gal ir išminties trūkumas, kad nereikia leisti Trumpui, kaip tai nevaldomai patrankai iš tikrųjų pridinėtis po denį ir reikia tų šiek tiek atsakingesnių galbūt žmonių ir europiečių diplomatų, kurie aptamdytų kartais net ir emocinius kažkokius pareiškimus iš Trumpo pusės, galbūt iš tikrųjų sutiktų su tuo, kad taip, pateko į bėdą savotiškai amerikiečiai įstraukdami šitą karą. Mes patekusius į bėdą sąjungininkus turime kažkaip tai paremti. Net jeigu tai ne mūsų karas, net jeigu tai mums kenkia, bet tikrai Europai kenkia ir ta situacija dėl naftos potencialios krizės. Ir aš manau, kad europiečiai, jeigu tikrai norėtų greičiau sustabdyti karą, turėtų dabar bent jau minimaliai prisidėti prie to, kad Hormūzo sąsiauris būtų tinkamas prekybai. Ir čia net ir Lietuvos indėlis potencialiai galėtų būti. Mes turime tuos kelis laivus skirtus minų išvalymui. Galbūt ten tų laivų net neatsirastų, bet
pasakyti apie tokį savo potencialų indėlį, aš manau, kad galėtų būti visai prasmingas, bent jau diplomatinis dėsnis. Kaip Zelenskis tarė, pačią antrą dieną turbūt mes galime padėti, ar ne? Tai tikėkime, mūsų politikams nebus didelis šokas. Šitame pasaulyje jau niekas realiai nebegali nustebinti. Būsime pasiruošę gal, ar ne? Aš bijau, kad mes kiekvieną kartą vis turėsime tą stebinantį šoką ir prisitaikyti prie to turbūt labai sudėtingoms. Turėsim pokalbį tada kitom laidom ir dar sureikšminsim. Ačiū, kad atėjote. Ačiū Jums. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Dėkui, kad klausėtės, dėkui, kad žiūrėjote, įsijungite ir kitą kartą. Laimingai. Sureikšminkim – Liberalų sąjūdžio tinklalaidė, kurioje atskiriame faktus nuo politinio triukšmo. Pokalbiai su politikais ir savo reikalo žinovais. Aktualiai, racionaliai, liberaliai.